klausydės. Esu Dirvos Lt įkūrėjas Darius Rupšlaukis. Trumpa istorija, kai man nepavyko įsigyti švarko. Kartą Klaipėdoje pasigedau Vilniuje pamiršto švarko ir tikėdamas jį įsigyti Klaipėdos Akropolyje 10:00, praktiškai prieš 10 jau buvau tenai, apsižiūrėjau parduotuvę, kurie daugiausiai mačiau apie švarkų ir lygiai 10 val. Įėjau parduotuvę. Tenai mane pasitiko jauna tokia beveik graži pardavėja, kuri rankoje laikė puodelį kavos ir nužvelgė mane tokiu žvilgsniu. Iš žvilgsnių supratau, kad esu nepageidaujamas. Todėl apsikau, atsiprašau, kad ją trukdžiau, palinkėjau geros dienos. Ir kaimynas sakė, tai nieko tokio. Dar kartą užtvirtindama, kad aš tikrai esu nepageidaujamas klientas. Apie tai, kaip tapti mėgstamu ir mylimu visų klientų, kalbės mano kolegė Inga seminare balandžio 27 dieną. Laukiame jūsų.